They found a way, making you pay for everything you do and everything you say. They found a way. They found a way. Found a way to keep you going. Material slave at the mercy of the rent. Unaware of what you're living, how a life should be. A faithful consumer bound to the TV. They found a way. Pučiuosius jauniai ir mūsų. Kas čia per dalykas atvažiavo? Nesankcionuoti. Zapyškio Respublika. Kūrė čia naujai įkurta muitinė ir pasieniečiai. Čia veterinarijos tarnybos direktorius ponas Saulius. Prašom, tik susikūrėm dokumentai, dar tik spausdiname. Bet jau dirbame. Mes jau seniai susikūrėm, mes ne tik dirbame, mes ir vykdom. Jūsų įstatymus. Išleistas. Mūsų įstatymus vykdome. Ir koks jūsų įstatymas pirmas? Dalinkit su savo artimu. Dalinuos visko, žinokit, savo artimus. Eikit su muitininku ir pasidėkit su savo artimu. Muitinė, žinot, toks dalykas. Žinom, turi biudžetą savo. Biudžetas tuščias? Neskilėtas? Lemba neskilėtas jūsų biudžetas, a? Sėt, kad realiai reikia. Suprantat, pas mus irgi tokie vaistai sunkus, tik arkliai balti, dar kažkas tai ar tinka. Balti arkliai patinka. Senai įsikūrėm, maždaug kokias 4-5 valandas. Jo. Dar turim saldainių tokių. Spaudo neturiu, negaliu uždėti. Duosiu savo telefoną, atlešit. Gerai mums? Gerai? Mus jau praleido. Mus praleido. Jo, gerai. Ką darysi? Kas daug neturi, tas mažai ir duoda. Prašom, pasilikit, mes visko nepaimam. Pasilikit. Prašom. Žinot, jums net vizos nereikia, mes iš karto jums pilietybę suteikime. Dar jeigu gyvenamą plotą Zapyškį suteiksit, tai pasiliksit, žinokit. Turit gyvenamą plotą, bet už atskirą mokestį. Tai už jaunuosius. Čia yra vyriausias mūsų žiniasklaidos vadovas, prašome. Jie buvo 20 gramų. Nedaugiau kaip po 20, nes nepaperkami. Bet ir nemažiau. Čia nusisukam, nu kur jaunieji. Reikia deklaruoti, suprantat, interesus. Kas dar dabar yra patyrę? Veterinarijos tarnybos direktorius prašo, kad tenai rožiniai apsirengęs šiandien jam linksma. O, šitas visas tas šušis. Taip. Į biudžetą prašom, jokios bedžių. Jamas jam būčiau daryti. Tai yra pakiša, žinokite, viskas į biudžetą turi. Vienai kompanijai neregistruoja. Nu, jeigu norite turėti gerus kaimynus, tai prašome susikaiminiuoti. Be problemų. Tikrai be problemų. Aš paduosiu. Žiūrėkit, radau daug. Prašom, mūsų biudžetas, matot, jau pilnėja, tuoj kariuomenę steigsime. Ne tik kariuomenę čia įsteigsit, nežinau, ką norit. Galima aš? Prašom. O aš jau einu tas. Žinokite, mes tokiom ponia kaip jūs turime va šitą... Panelė. Žinokite, ten yra šalta, baisu, tamsu. Geriau. Gal dar ratuką prasukam? Taip, patinku. Nu, dar ratuką. Ne, dabar aš tikrai. Aš jaučiu, kad jiems reiks primokėti, kad jie išvažiuoja. Mes atsiimsim, ką paėmėm ir dar pamokėsim. Man šitas tai patiko, genutas kaprėlė. Reikėtų jaunuosius. Čia, žinokit, tai yra mūsų, kaip sakoma, valstybės aukso fondas. Jaunuosius iki vietos gal ir galima suderinti. Tai derinam? Reikia kriukų, bet čia Netokį. Derinam? Apmoka. Kelionė. Pavešit jaunuosius. Kalbėkit su veterinarijos tarnyba. Panašu, būtelė.
Ne, užtenka. Kur? Ričardai. Nu gerai. Ričardai kažkaip tas Lemba, karterį, vyko. Gali saldžiai ten paplausti. Važiuotam? Dar ant stalo padėti. Ką tik jie pavaukė? Ant sėdynės, sakė, kad matyti. O? Važiuoja. Veši, Sauliau. Ką darysi? Visi išnekėjo. O galima pradėti? Ačiū, kad buvo. Mėly Sony, LG, Philips ir kitų televizorių žiūrovai. Šiandieną pas mus studijoje Saulius, grįžęs iš ekspedicijos, kuri vadinasi Pagrobk nuotaką. Prašom, porą žodžių. Į mikrofoną. Ką aš galiu pasakyti? Nuotaka buvo nebloga, visų pirma. Jaunikis kažkur dabar plaukia Nemunu. Į mikrofoną, jeigu galima. Na, atsiprašau. O kurie kryptim plaukia? Prieš srovę ar pasroviui? O pilvų į viršų? Plaukia pasroviui, pilvų į apačią. Daugiau? Kaip ir nieko, nu. Ekspedicija pavyko. Puikiai, puikiai. Tuo mes savo programą baigėme reklama.